Мои друзья, приветствую вас, вы все приехали на Грузию. Это самая лучшая, красивая страна, где шашлык очень странный. У нас получше, но все равно приезжайте к нам на Грузию. Увидите все, что еще не видели. Привет нам всем. Na ką, brangieji, esu pirmasis lietuvis užkopęs šitą viršukalnę, esu Gruzijoje, kažkiek kilometrų aukštyje ir dar nei vienas lietuvis čia nėra užkopęs. Įsivaizduojat? Va. Ne, nesąmonė. Va, ir tenais kas Uzbekija yra? Kazbekija, už kalno, o ten? Kazbekija, aukščiausias Gruzijos viršukalnė. Va, Kazbekija. Na kągi, brangus lietuvaičiai, su gimtadieniu, kovo 11. Šiandien mes esame Kaukazo kalnuose 12 žmonių grupė ir siunčiame linkėjimus. Brangus lietuvaičiai, reikia mums judėti į priekį, mums reikia polėkio. Ta ir darom jaunimas. Lėkia mes. Ir pirmas Lietuvos himno stulpelis skirtas jums. Lietuva tėvynė mūsų, turi didvyrių žemė. Iš praeities tavo sūnus ten stiprybę semia. Taigi, brangus lietuvaičiai, semkime stiprybės iš senolių. Sugebėjome nueiti iki Juodosios jūros, sugebėsime nueiti ir toliau. Išlikime tvirti iki pat galo. Mūsų tauta tikrai neišnyks. Reikia tautai daugiau vaikų, daugiau gerų žmonių. Taigi dar kartą sveikinimą jums iš Gruzijos. Aš esu Žiogas ir aš esu 3 kilometrų aukštyje. Baimės nejaučiu kaip tikras lietuvis, brangieji. Gera gyventi ir jums linkiu tokio gyvenimo, kad nugyventumėt ir nesigėtumėt to, kaip jūs nugyvenat. O šalia manęs mano draugas, su kuriuo skrendu, štai, как вас зовут? Откуда Федор? Федор из России. Matote, Lietuva ir Rusija gali draugauti. Nesvarbu, kokia šalis, koks yra žmogus. Taigi, brangiai, va štai kokie vaizdai aplinkui. Štai. Ir Rusija laiko savo rankose Lietuvos vėliavą. Lietuva, nereikia bijoti. Pasipainė. Как дела? Нормально, здорово все. Давай. Не идет. Ва!
Mes jau pradedam švęsti kovo 11, šiandien yra kovo 10 ir švenčiam savo 26 gimtadienį. Ir visi, kurie ant kalno yra ir gruzinai, ir ukrainiečiai, ir netgi rusai, jie sako, kad svarbu yra, nesvarbu iš kokios šalies, svarbu, kad esi žmogus. Ir jie, kai mes su vėliavom skrendam, su parasparniais ar leidžiame su vėliavom, jie ploja ir sako, liuks, jūs už savo šalį, jūs už savo Lietuvą. Taip, mes tokie, mes lietuviai. Mes turim parodyti, kad tokie esam. Tegul žino, mūsų trispalvės yra ant 3 km aukščio dabar. Mes su jumis.